Lukaševičius. 44-asis Patrikas Matižonakas. Tauragės Tauras su kamuoliu perdavimas į kairę. Džiorgio Eduardo. Jo tolimas šūvis ir drebina skersinį. Lygoje rungtyniaujančio dvejeto iš Žemaitijos, Kretingos Minijos ir Plungės Babrungo. Čia žalgiriečio ataka, pavojingas perdavimas į baudos aikštelę, kova dėl kamulio. Atšoka kamuolys ir smūgiuojamas jis link vartų. Atakuoja Tauragės Tauras, perdavimas į baudos aikštelę, čia kova dėl kamulio ir Čekavičius gaudo kamuolį. Kamuolys baudos aikštelėje, Darlingtonas, ne Darlingtonas, atsiprašau, vis dėlto tai buvo Ponas Gusevičius. Čia perdavimas į baudos aikštelę, geras perdavimas ir krenta pirmasis rungtynių įvartis. Tauragės Tauro komanda veržėsi į priekį. Na, pavyko tas siunčiamas kamuolys į baudos aikštelę. Čia kamuolį pavyksta pasiekti Tauro žaidėjui, bet pataikyti į vartų plotą ne. Paskutinė susikaupimo akimirkos prieš perdavimą. Čia siunčiamas kamuolys į baudos aikštelę. Ducevičius jį galvą pamuša. Čia nepavyksta išsivalyti baudos aikštelės. Ir rodo arbitras, jog buvo žaidimas ranka, jeigu neklystu. Vilniaus Žalgirio šansas lyginti rezultatą ir jie tuo pasinaudoja. 1-1. Vilniaus Žalgirio komanda lygina rezultatą. Perdavimas į baudos aikštelę, čia galva atgal per save. Sekas prie kamulio pirmas, aplink jį du varžovai, kamuolys perdodamas, bet blokuojamas, atšoka žalgiriečiams, Bradūno. Perdavimas į baudos aikštelę ir Vilniaus Žalgirio B komanda veržėsi į priekį. Pelnomas antrasis žalgiriečių įvartis, koks geras perdavimas, pastebėtas komandos draugas ir įvartis pelnomas galva. Tauro komanda su kamuoliu. Perdavimas į baudos aikštelę, čia galimybė smūgiui, smūgiuojama ir Dominykas Čekavičius sulaiko smūgį. Tauragės Tauro perdavimas link baudos aikštelės. Statkui smūgio atlikti nepavyksta, bet čia dar vienas. Dabar Statkus ir ką išdarinėja čia Martynas Statkus pelno antrąjį savo rungtynių įvartį. Ilgos ir įdomios buvo rungtynės. Vilniaus Žalgirio B komanda buvo per plauką, nuo pergalės per plauką. Labai nedaug jiems trūko.